Tai ne vidinė džinė energija, kurią išvyščius galima minties galia užgesinti žvakę kitame pasaulio krašte. Žiūrim jūsų akis. Jūsų akėlės mato apskauda šiek tiek, jaučiu pirčių įmaštį. Gerai, reiškia geros akis. Einam prie nosis toliau. Kaip nosis? Reiškia dar spuoga neserga. Taip, dabar žiūrim jūsų visą burnos ertmę. Prisiminkit, jeigu burnos pradės skaudėti. Bus apsirėdęs jau, tada pravesk iki podiumo, gerai? Kol kas šiaudinis kažkoks nesąmonės šneka, mes pradėsim savo paratą. Gerai, mūsų pirmieji dalyviai podiumą. Morinė Salionė. Ne Salonė, o Salionė. Hansokas. Asalonsas Salionė. Atsistokit. Gerai, turim pirmuosius dalyvius. Ar tu gali patikėti? Didžėjus likęs. Ei, didžėjau. Koks vardas? Didžėjau likęs, Salio. Dabar jūs klausykit manęs gerai, tada garsiau, kada tyliau. Gerai? Ar įsivaizduoji? Kanapinė? Benita? O tai žinai kas? Gans. Tautvydas. Kad ir, nes nesakysiu. Nesvarbu. Čia bus vidinis bairis. Tarp to plono ir normalaus. Tarp to blauko ir gražuolio. Va. Taigi plojimais pasitikit. Banguotas Tautvydas. Opa, pa. Mes matome 2025 metų paskutinę laidą, kurią pasipuošę ant podiumų vaikščiojo ne tik Tautvydai iš Bangų, tačiau ir tokios žvaigždės kaip Kanapinis, tokios žvaigždės kaip DiCaprio, tokios žvaigždės kaip Madonna ir visi kiti dalykai. Aš mane tampa. Žiūrėk tau užsubinėsi jau. Kibin, blynų neduodu. Gera, kita, Benita dabar. Dabar Benita iš Vilniaus. Ir kas nors dar iš Vilniaus. O! Gerai. O iš normalių miestų? A iš Palangos į kas nors atvažiavę čia? Gerai, nu tai jeigu taip, tai dar pavalgantis miestas, a yra iš Skuodo. Aišku, visi Kanapinė. Benita iš Vilniaus. Paplojam! Benita iš Vilniaus, papuošta mūsų šmutkių eksperčių, atstovauja pavasariškai drabužių liniją. Bet aš manau, čia pavasaris ir tas, kur žiemos gale, nes tai yra lašeninė komandai. O kodėl lašeninio komandai? Nes taip pat pasakė, ar gali būti tavo komandos tai tada tu prisusiduok. Tai gerai, dabar dar kartą aš nueisiu, jūs pakviesiu dviese, tai gerai? Aš tada net nebekomentuosiu, esu pasipiktinęs. Gerai, tu piktinkis. Gerai, man tada reikia Kanapinę komandą. O dabar? Žiūrėkit, varažininkai tušti yra. A kas norisi varažiai? Benita ir Tautvydas iš Delvos. Vilniaus! Dar kartą teikit dviese. Numerologija. Aš tik noriu pabrėžti, kad prizų turi tik lašinėlis. Tai į tau blynų, kad tu jai pusryčiam iškeptum, o čia tau blynų, kad tu ją vakarą iškeptum, gerai? Labą didelę nudaktaryt man pilvu. Ir jau kad Kanapinis šupinėja tetas. O kad gera. Tu netrink jam kėlės. O, gera. Dabiški, o kaip gera. O, pažastoks. Oi, koks geltonas atvažiavo. O kaip gera. Nečiau, tą čiupinėkį šitą jau mačiau. Gera. Kas tai ir čia pasipuoš, klausyk, einam podium. Čia Zita kvadratu. Mielieji Palangos. Palangos Zita? Ai, antra Zita. Jo.
Oi, čia jinai yra pretendentė pas Juozą Statkevičių dirbti komandoje. O klausykit, mūsų Morinės Alions jau kitą lygį pakilo. O, Čia jau nebe kaimo šventė. Čia žinai, ai tu bendrauji, nu gerai bendrauji. O, tu mikrofoną gal jai atiduok, tau nereikia geriau šneka. O pasijoną jau rodo, nu da nerodykit šitą. Da ne vakars. O pažiūrėkit, prie Jūs nerodykit pasijoną. tokį gražų blyną. Taip. Labai aktuali tema, bet nieko artimo politiniais pusėj. Taip. Ir dar, kad kanadiečiai duotų klevų sirupo. Va. Taip. Svarbiausia, kad kepsit pusę man. Ačiū jums. Gerai, Zita kvadratu, nu dar kartelį paplokiam. Zita kvadratu. Gerai, čia dabar turim, koks vardas? Kotryna. Kotryna, jinai žmogus laukia, nu kaip tikra superžvaigždė, sako, jeigu esi žvaigždė, tai vis tiek tave pamatys. Ištelšiu, kas da ištelšiu į... Lašininis ištelšiu. O, da ir kelia. Lašininio komandoj. Gera, da viens kaims atvažiavęs į Palangą. Ką mes matom telšiuos? Turim pavasarinį skrybelaitę, turim pavasarinį sijonėlį, karuolius turim pavasarinis, lašinin dabar tu pakomentuok. Ešas, purgas, kažkas normalaus. Kiek neatsivežė? Kaip tau ten iš apačios atrodo? Aš tau duosiu, tu mane. Net šitas taip nedaro. Ar duodam blynų? Nu palauk, dėl Kotrynos mes palauk. Dėl Kotrynos mes pasiginčėme. Nu, atsakau, neduok. Žmogus atvažiavo iš Telšių. Iš kaimo, kaip tu sakei. Nu, jie. Okei, da 9 mėnesiai bus. Tai turim Adomą, Kristiną ir vyrą. Martyną. Prašom į podiumą mūsų, o mes plojam. Nes čia eina ne 3, o visi 5 žmonės. Ir tas šiaudų kratinys. Bet tai palaukit, o tai dabar į 5 blynų rėks? A vieną užteks? Užteks, aš irgi sakau. Nu, mes iš Palangos tada linkėjimai, kad viskas būtų gerai, sėkmingai ir laimės, sveikatos, meilės klausykite. Tegul pavasaris nugali, meilė nugali, mes visi nugalim ir eina velniop ta žiema su visais savo lašiniais. Avinėlius, vilkelius, arkliukus, lapytes, viską. Ožiukus, nu, ožius turim, ane, turim, ką čia turim, o čia turim kareivius su arkliu visu. Aš jums išduosiu paslaptį. Čia ir Palangos paukštuką, arba kitaip vadinami kikiliuką. Tai ačiū kikiliukam, kaip jūs gražiai atrodo. Čia bliūdą pasikabinęs. 2 bliūdus. Ateikit prie 2 bliūdais. Dar bišk, čia atsargė. Į priekį su bliūdas. Dabar visi dėmesio, bus bliūdų solo. O, skamba kaip tavo galva. Ir viskas čia. Nu, daktaras. Ten irgi daktaras, kas nori įsigydyti, irgi ten ir. Nu, kikiliuką, klausykit, tai gal, nu, padainiausite, ką nors pašoksite. Tavo ir žydrius. Ateik, lenktyniausim aplink morę. Reiks bėgti pro visus žmonės, kopcijos į šoną, aplink morę grįžt čia. Kas pirmas grįžta? Grįžau. Laimėjau. Aš laimėjau pirmus. O gerai, antrą kartą. 3,
2, 1. Spėk. Nežinau. Tai aš duodu kritiką. Aš 2 kartus laimėjau. Ko tu laimėjai? Aš tau startą daviau. Aš 2 kartus laimėjau, ko tu nori. Startą tau daviau. Eito. Gerai, kas yra kanapinio komandai? Niekas. Kas lašininio? O, matė visi šauktų lašininę Labai komandą. iš naujo. Kas kanapinio šaukia labai garsiai? Kas lašininio tylim? Matė visi tyli. Bet visi ir tavo komandai. Visi teisingai pasirinko. Nu klausykit. Ką? Palik žydrių. Gerai, viskas. Žiūrėk, morė yra mano, tu gali nesikesinti. Čia kuri? Šitą? Į šitą, ne, šitą tai tavo su. Va šitą tai, aha. Su. O visi kiti mano. Bet žiūrėk, dabar dar, nu baig. Ir mažų vaikų. A galite išjungti kas nors jį? Okei, žiūrėk. A matai morė? Morė, matai? Kur? Matai morė. Ta gražiausia moterį. Tas oranžinė kepurė, kur vaikštai. Ne, tas oranžinė ir Aldas, Ana negraži. Nu gerai. Bet ir morė prie Aldo. Aha. Einam parodys, einam ten prie morės. Parodys pačią gražiausią damą. Žinai, kodėl gražiausia? Na, Kuo sunkiau apkabinti, tuo gražesnė. tai tau sunku atkabinti, man. O, tai pirmas ir paskutinis kartas, jei kas nors norite įsiamžinti prie morės, Reik žinot, kur apkabinti reikia. pakelt tave gal reikia. Pakelt, iškilėm vis tiek. Eit, tai kelnosi čia. Lašinė į raumenų į vietą. Nu, Gerai. tu pasakysi. Medės žaliaus, kuriuos jūs pasodinsit, daug išpjovė. Būkit sveiki, ir kad derliai būtų ne viens, o dveji. Linkiu sulaukti šviežių bulvikių. Muzikontą kokį turim, visas čia orkestras. Už kanapinį iškritimą. Va taip, duosim į kaulus lašininį. Sakė, myli lašininį. Muzikantų žodis ir paskutinis žodis. Nu jo, bet pirms tai mano. Bet pirmas nesvarbu, žinai, ką? Tai sakė, negroji. Tai, žinai, bet kaip čia sakinį, kas eina iki žodžio, bet nesvarbu. Ką? A gali muzikos įjungti? Nu tai groji Aš muzikontą. negirdžiu nieko. Sakė, muzikontą garsiau grot negirda. Įjung muziką tu. Nu gerą, nešu. Paklupsis skilandžio. Tuoj, man atrodo, tave vešim su va to vežimėlį. Ir baigėsi. Ačiū, kanapiniai nuostabi muzika. Sakė, lėktų važiuoti. Tokį paprastą dalyką. Pakelkit ranką, kas mėgsta skaniai pavalgyti. Visi kiti eikit namo, neįdomus jūs man. Kanapinį galit pasimti su savim. Va mūsų sporto trenerė. Galit pasimti kanapinį ant jų ir viskas. Vat man ano nereikia, ant nevalgo, nesigilsi, nekivarina, pas mane įdomu.
Sekite paskui kanapinio švyturio bokštą. Tu su arkliukais atsargiai, kad moteriška neužvažiuotų tave. Jeigu nežinot, ir toks momentas. Nežinot, šmutkių ekspertė, ta kur Betskot parašyta, nepikta į. Nepikta babytė. Visas Nesuprantu, čia reikia nueiti pasimatymą, pakviestų žodžiu, va, einam, ką tu dabar, kad... Ką tu te ieškai? Aš nesuprantu, kad šitie vyrai tokie, kai tu greitai, ruonė. Palauk, dabar reiškia, meilės reikia ieškoti moterų širdyse. Tai mano meilė, va ten. Čia mano meilė. Mano. Žinai ką? Nu, Gal neužlipsiu ant to paties grėblio 2 kartus, ir kas laimės, to ir bus. tu man iššūkį meti? Aš tave metu. Tu mane meti? Gerai, maestro. Šokančios meškos, pečius spardantys paužiai, spalvoti čigonai ir blevyzgojantys jaunieji, garbingi daktarai, susirinkusieji ponaičiai ir ponaitės. Sveikinu visus atvykus į pačią nuožmiausią visų metų kovą. Žiema prieš pavasarį, lašininis prieš kanapinį. Šiandien pamatysite nerangius akrobatinius triukus, nevykusius smūgius, įvairias estafetes ir galutinę bei žūtbūtinę kovą dėl absoliutaus karaliavimo, visus iššūkius ir galimybės paimti Morinę į savo rankas. Šį kartą kanapinis metė iššūkį lašininių susigrumti ne vieną, ne 2, o 3 kartus skirtingose rungtyse. Ir viskas dėl pačios gražiausios, pasaulio gerybėmis apdovanotos, Pareik pagalbą. daktarų ir miškų svajonės Morinės. Tad visų baisuoklių ir šposininkų dėmesiui pristatau mūsų 2 herojai. Ai, herojus turi. Varok turi? Man maistą reikia. Išstypelis. Nuo jo žingsnių ne žemė, o jo kaulai muziką skleidžia trindamisi vienas į kitą. Nuo kalėdų iki pat užgavėnių besiruošiantis didžiajam susitikimui su lašininiu, absoliučiai neturintis šansų net kumpio gabalo pakelti nuo žemės, sveriantis ne ką daugiau nei vieną blynų keptuvę, kanapinį. Ponai ir ponios, mes nugalėsim! Kas tai? Ateik čia, kad tu nespliauši. Palauk, man Kovas palaikymo varo net reikia. 3 raundus. Pirmasis mūšio raundas. Mūšis su maišais ant kelmų. Nu gerai. Pirmasis nuvertęs kryžininką nuo kelno taps laimėtoju. Nesimainyk. Nu, kas už lašininį? Maišai paruošti, mūsų herojai jau ant kelmų ir mūšis prasideda už 3,
Išsiprėtė. Ir pirmasis raundas prasidėjo. Kad padarė, tai padarė, kad įgyva velniai. Maišų lašininis mojuoja kaip rumbo, nejaukamas jokio nuovargio, užsimojo šių įrankių ir traukdavė devyni velniai. Kanapinio šonkaulį tikrai negalėjo atlaikyti tokio smūgio. Ir na žinoma, meškos ir ožiai. Pasidžiaukime lašininio smūgiu, aplodismentai jam. Beteikti pavieso kaip ir visada, kumpinis nepastebėjęs skrienčio maišo iš nugaros. Po šimts velnių, garai iš lašininio ausų rūksta kaip raganos pypkė. Iš savo giltinių kanapinis įgavo savo dūšę ir kaip varoja mūsų žiemą. Kad davė šimts velnių ragų, lašininis nukrito nuo savo kelmo. Kanapinis nugalėjo pirmajame raunde. Kanapinis pirmajam raunde! Va taip turi būti. Kas tai? Ava! O kas myslėje, kad nugalės Kanapinis? Tai įsipinsi po vieną. Nokau! Ir kiek supyli. Gerabas. Pagal mūsų padaisų šūksnius matome, kad turime favoritą. Tačiau viskas priklauso tik nuo jų pačių. Neapsivyniuoja. Antrasis raundas. Nu gerai, kaip reikia daryti? Traukti nereikia. Gerai. O stumti ar traukti? Turi traukti. Man jau baigėsi. 3, 2, 1. Ir virvė įsitempė, kad tave 9 perkūnai sudaužytų žalią rūtą. Kanapinis jau raudonas kaip burokas nuo savo pastangų. Aš turėjau kūną seną žiūrės, o lašininis viena ranka laiko ir valgo dešrą. Tai yra neapsakomas kanapinio pažeminimas. O lašininis tiesiog mėgaujasi savo gale ir stiprybę ir pabučiuotų jam į šunsnukį. Pabučiuotų pačiau į snukį. Tačiau tau nebučiuotų. Velniai ir čigonės, meškos ir daktarai, Kanapinis nugalėtas. Lašininį, tu kumpio vaikį, kaip tave šventa žemė nešioja tokį. Kad ir kaip ten bebūtų, pasveikinkime šį lašinių gabalą. Padarom plojimą. Mesk savo vyrą. Ir tu pasižiūrėk į save. Bus tvarkavis. Man reikia trenerio. Ir mūšis prasidėjo. Brandus baisumai ir neklausimas primena, kad šis mūšis vyksta dėl pačios geidžiamiausios būtybės ant šio svieto – mūsų molinės. O tuo tarpu lašinių pantis jau prispaudė kaulų maišą po pažastimi ir džiūgauja, lyg būtų jau laimėjęs, tačiau ar aš teisingai spitrijų? Kanapinis išsivadavo ir jau talžo lašininio pasturgalį, kaip vėjas laukose pasivaikydams. Mat jį šunys velniai ir raganos, ar jūs tai matote? Lašininis pradėjo mojuoti savo dideliais kaip puntukas kumščiais ir žievė, kad jį 100 perkūnų ir visos žemelės pelkės trenktų. Po tokio smūgio kanapinio kaulai turėjo nuskristi jau į kitus metus. Bet negaliu patikėti nei savo, nei jūsų akimis. Kanapinis stojasi ant kojų ir užsišoko lašininiui ant kupros ir talžo. Oi, vargas vargelis lašininio galveliai po tokių smūgių. Kanapinis nušoko nuo kupros ir žiebė lašininiui į koją. Velniai ir raganos, meškos ir ožiai, daktarai ir ubagai. Lašininis nugalėtas.
Pavasaris ir kanapinis nugalėjo žiemą ir laimėjo Maurynės ranką bei širdį. Tai yra nepakartojama, brangūs šposininkai. Ačiū, kad buvote kartu. Čia smėtis ir susitiksime jau kitais metais. O dabar te prasideda tikrosios užgavėnių linksmybės. Rusai veidai! Devyni, kas čia? Ugniagesiai? Alio, jo kanapinis. Ugniagesių gelbėjimo tarnybų klauso. Ką tu? Taip, tam mes čia šokam. Aha. Nu, vat aš ką tik sukaliau jį. Įsivaizduojat, nu, sukaliau. Čia man padėjo, biškai. Iš pradžių laimėjau, paskui jisai pralaimėjo. Oi, ne, palauk. Jisai pralaimėjo, tada aš pralaimėjau ir tada aš laimėjau. Aha, gerai, kalbėkit čia. Kaip tai vėjas didelis? O tai negalim sudeginti? O kodėl? Vėjas didelis uždegs. Bet tai taigi gal galim, nu ten kažkaip negalim. O tai iš vis šiais metais negalim deginti. Negalim, gerai. Lašininis ilgas. O tai ką man tada lašininiui atiduota mori ar? Jo. Spręs patiems. O tai... Numetė. Tu nori pasakyti, vėjas prie jūros per stiprus moriai degint? Nu tai o ką aš tu, ką, nu ta girdėjai O pats. tai ką, tu pats ją pasimsi? Nu tai taip išeina, aš tai laimėjau vis tiek. Gerai, kas galvoja, kad morė pasilieka lašininis? Kas galvoja, kad kanapinis? Va taip. Nu tai ir viskas. Gražinu jums. Nu tai ir viskas. Aš tada su morė išvažiuoju, o tu čia, nusifotkink, ką aš žinau su žmonėm. Iki kitų metų. Kas nori fotkintis su pralaimėtojo ateikit, tai smagu. Nu, aš tai dėkuoju visiems, ačiū, mes nugalėjom. Pavasaris kus! Ačiū jums visiems. Aš labai tikiuosi, kad šitas nebesugrįž taip, kaip šiais metais labai jau skistai sugrįžo. O jeigu ir sugrįž...